Visai neseniai krentant rudeniniams lapams buvau licėjuje, o dabar iškrito pirmasis sniegas šiais metais ir aš vėl licėjuje, kaip gražu ir gera. Ir šiandien mes lankysimės pas Justiną, gudrų 10-toką, kurį jūs pažįstate ir aš pažįstu iš praėjusių metų. Esu Justinas, mokausi licėjui, man gerai sekasi, bent jau kol kas. Tikiuosi, kad tai bus ir toliau. Manau, kad esu linksmas, aišku, labai dažnai būnu didelis optimistas. Daug ką darau ekspromtu. Retai ruošiuosi iš anksto. Ir apskritai stengiuosi gyventi linksmai. Jisai paslaptingas, jisai išmintingas, jisai darbštus ir neįtikėtinai atsakingas, jisai gerai dirba. Na, iš tikrųjų labai draugiškas, atviras, daugumą klausimų turi savo nuomonę susidaręs tvirtą. Linksmas žmogus, iš tikrųjų, geras draugas, patikimas, niekad nenuvilia. Papasakok apie laisvalaikį savo. Na, laisvalaikio turiu daug. Mėgstu spręsti matematiką, mėgstu šiek tiek pasidėti prie kompiuterio. Pirmadieniais nueinu į baseiną. Licėjui po pamokų pasilikęs žaidžiu tenisą. Mėgstu pažaisti krepšinį. Labai patinka žaisti šachmatais be lentos. Be lentos, kaip tai daroma? Tai daroma mintinai, tarkim, sakoma, iš kurio langelio į kurį langelį einama ir lentą įsivaizduojama. Iš tikrųjų taip žaidžiate? Ja, nes važiuojant autobusu, pavyzdžiui, labai nepatogu turėti lentą. Geras, su ko žaidži, su įsivaizduojamu draugu? Ne, draugo neįsivaizduoju. Tai galima sakyti, vienas geriausio, gal geriausias savo klasėje? Aš šito negaliu pasakyti, statistiką labai seniai mačiau. Intelekto koeficiento nematavom, tai dėl to ir nežinau, manau, kad licėjai visi labai protingi ir kiekvienas turi savo mėgstamą sritį, Justinas neišimtis. Ką ten slėpti, dalyvavai praeitais metais, sekėsi visai neblogai. Kaip ten sekėsi? Patekau į finalą, finale iškritau pirmam ture. Pusę velnio. Na, linkėčiau iš tikrųjų šiais metais laimėti, ne taip kaip praeitais, bet kuo geriau pasirodyti. Justinai, tu geriausias. Antra be visada su tavim. Aš jam linkiu kuo geriausios klasės. Ir pasiekimų bet kokioj srity. Pasiekimų, jisai to vertas. Gero laiko, tiesiog pasilinksminti ir turėti malonumą bendraujant su žmonėmis. Ir gaunant gerus klausimus. Ir formuluojant puikius atsakymus. Štai toksai palinkėjimas. Tai ką, Justinai, su pirmu sniegu tave? Visada šaunu apsilankyti licėjuje. Oi, tikrai. O dabar lėkiu į Kauną. Kaip manai, Kaune yra sniego? Manau, yra. Palaikyk. Tai ką, Kaunas? Švitai? Oho, kiek jūsų čia daug! Baig! Kauniečiai, tai bent pasitikimas! Naglį, viskas, stop! Ryte, gelbėk, naglį. Viskas, esame Kaune, kaip supratote, pasitiko labai svetingai, esame pas Naglį, Saulės gimnaziją. Einam pasikalbėsim. Aš kaip mokinys visų pirma, patyręs oro skautas, kaklarištis. Ir šiaip kaip neturiu tokio išsilavinimo, bet mėgsta vadinti ir klasiokai, ir draugai istorikų kažkodėl. Domiuosi istorija, ypatingai karų ir dar jeigu konkrečio antro pasaulinio karo ir pokario. Nes man tai atrodo įdomiausias istorijos laikotarpis, kuris lemia, kodėl mes būtent dabar gyvenam taip, o ne kitaip. Na, o dabar pakalbinkime Naglio klasiokus, uniformuotusius draugus. Taigi, koks yra tas jūsų draugas Naglį? Naglis yra aktyvus ir linksmas, jisai skautauja ir aš jį pažįstu kaip skautišką brolį. Jisai visą laiką padedantis ir visą laiką atskubantis į pagalbą kitiem. Kodėl esi skautas? Skautas čia jau kaip ir beveik giminės tradicija tapo, mano du dėdės yra. Taip, oro skautų atkūrėjai Lietuvoje, nes tarpukariu buvo jie, o dabar atsikūrė tik po 2000 metų. Tai kaip ir pakvietė, va čia prieš porą metų į stovyklą, kaip susidomėjau tą ir tapau skautu. Na, iš mokytojo pozicijos galiu pasakyti, kad puikus mokinys, labai žingeidus, visą laiką turi ką paklausti, turi savo nuomonę. Na, aktyvus,
Mėgsta papokštauti savo laiku. Nu, šiaip Naglis yra aktyvus tikrai mokinys mūsų klasėje, daug kuo domisi, klausinėja dažniausiai mokytojai, ypač istorijos mokytoja, nes visada domisi. Ką žinau, mūsų pirmūnas šiaip tai. Gal ir seniūnas? Ne, aš seniūnas. Tu seniūnė? Tai jis mano pavaduotojas. Supratau, ar gerai dirba? Nesiskundžiu. Koks tavo laisvalaikis? Laisvalaikis, tai daugumą laiko, kol reikia eiti mokyklą, tai pamokų rašymas dėsuryje, o šiaip, kai jau lieka laisvo laiko, tai knygų skaitimas, važinėjam motoroleriu, mes kaip stengiamės tokį ir verslą, kartais sukam, gaunam daiktus pigiau, pavyzdžiui, durtuvus, remoliuotus padukus parduodam brangiau. Vasarą krepšį pamėtom, tai futbolą žaidžiam ir panašiai. Ko palinkėtum Nagliui mūsų žaidime? Susikaupti ir sėkmės. Tai jeigu sėkmė bus jo pusėje, manau, seksis puikiai. Ir galvojat, kad jis parveš į Kauną pergalę? Mes to tikimės. Kaip ir visi tikriausiai. Tiki, kad parveš į pergalę į Vilnių? Tikiu, į Kauną. Oi, viskas, supratau, viskas, tai ką, Vilnius, Kaunas, tai ką, Rytas, Žalgiris, jėga, Lietuva, jėga. Žinai, Justin, visgi Kaune yra sniego. O ką aš sakiau?